Sveiki visi. Atvažiavau į Šiaurės Kiprą žiemą. Jūs pasižiūrėkit, kaip viskas atrodo fainai. Žalia. Va. Žemė žaliuoja. Čia aišku statybos, čia bus už poros metų baigtas projektas. Šičia yra spa. Aš čia užlipom ant stogo, kad parodyti, kas čia kur kaip. Va, kita pusė. Parduodami būtai dabar yra projekte Blue vadinasi. Ne? Va šičia va, jau pamatai daromi. 18 metų gale bus baigti nuo 150 000 kažkur kainuoja būtai iki ant stogo būtų su baseinu kaina 2 400 000. Tokie bus čia. Čia bus 5 dideli daugiaaukščiai po 29 aukštus. Tai va šituose parsiduoda dabar būtai ir kuo ilgiau laukti, tuo mažesnės įmokos jums kas mėnesį bus. Tai yra labai gerai. Va, ten Viduržemio jūra. Į tą pusę čia Afrikos pusė, Turkų pusė yra ten. Už šitų kalnų yra jūra ir ten yra Turkija toliau. Tai va. Čia kalnai matosi, va kokie. O. Tai jeigu įdomu, sakykit, susiorganizuosim kelionę kartu į Kiprą, nuvesiu jūs pas statytojų ir jums paaiškins, kaip čia kas vyksta, kokie mokėjimų planai yra, išsimokėtinai kaip pirkti, kokios nuolaidos yra perkant iš karto viską sumokant ir visokie niuansai. Ir aišku, pasižiūrėti ir nuspręsti, ar iš viso domina ar nedomina šitą vietą. Tai va. Ir šiaip, aišku, labai faina yra pavaikščioti tiesiog va su trumpom rankovėm, pasimaudyti, kad ir biški vėsiam vandenį, bet smagu. Aš taip pat ir eketėj maudausi Lietuvoje. Tai man čia nais visai faina į jūrą įleisti yra. Tai va. Čia va dar parodysiu, ką matau. Va. Čia va tas va, visas miestas prieš 5 metus. Čia buvo tik tai kaimukas. Viskas va čia yra nauja. Čia viskas naujai pastatyta, naujai išdygė. Ir čia pagrindinės 3 kompanijos. Tai viena iš jų yra šita, kita kompanija yra šita ir po to va ten dar viena kompanija. Tai tos 3 pagrindinės kompanijos čia nais ir stato. Būtent, jeigu jau važiuosit su manim čia, tai nueisime pasikalbėti į šitas kompanijas ir jums paaiškins, kokios sąlygos, ką jie turi parduoti, kas jau išparduota, kokios įsimokėjimo sąlygos ir taip toliau. Tai va, sekit kanalą, o jeigu kažką domina, galbūt ateityje keliauti į Kiprą, šiaip sau keliom dienom ar savaitei, tai skambinkit man, rašykit į telegramą ir pasitarsim.